Manau, yra svarbu įamžinti mūsų prezidentą, kuris tikrai, kurio metu Lietuva tikrai buvo suklestėjusi, nes man tą perdavė ne iš vadovėlių, bet perdavė mano tėtis, kuris buvo susitikęs, kaip jam 7 metai buvo, jisai bėgo pėsčiomis į Merkinę, Basas, kad pamatyti prezidentą. Ir tikrai žmonės jį labai palaikė ir mylėjo. Ir tuo laiku nebuvo susipriešinimo, kaip Merkinėje, kaip žinote, gyveno daug ir žydų, ir lietuvių, ir kitokių tautybių. Ir visi vieningai labai laukė prezidento atvykstant. Tai aš manau, kad labai eskaluojama ta tema, kad prezidentas neva tai pabėgo. Bet reikia pažiūrėti prieš istoriją, dėl ko jisai pabėgo. Jis pabėgo dėl to, kad kada jisai siūlė priešintis, praktiškai jo nieks nepalaikė. Tai kas jam beliko, žinodamas, kas laukia jo, nes ar būtų geriau sunaikintas, ar jisai galvoja pasitraukęs ten irgi savo veiklą pratęsti. Ir kaip manoma, kad ir Amerikoje pasiekė, kaip sakyti, KGB rankelės į ten pasiekė jį. Tai gaila, kad jis nebuvo tinkamai ten apgyvendintas, nebuvo apsauga jam suteikta. Aš manau, kad jis dar dėl Lietuvos bus daugiau nuveikęs. Tai aš manau tikrai prasminga įamžinti ir nereikia čia, kaip sakyti, kažkodėl tai apie mūsų tuos žmonės, tiek ir Škirpa Noreika, kažkodėl sudaromos visokios legendos aptariamos, bet nežiūrima pats svarbiausia, ką žmogus padarė dėl Lietuvos, ką darė. Tai aš manau, kad turime susivienyti jėgas ir kad paminklas Vilniuje tikrai turėtų būti pastatytas. Šiandien dienai aš gyvenu tą mūsų didžiausią politkalinių tremtinių įvykių Ariogaloje, tuo sąskrydžiu, tą dar intenciją, dar norų, dar nuotaikom ir visais kitais dalykais. Ir tenai sąskrydėje nuskambėjo labai paprasti dalykai, kad kiekviena tokia mintis praslydo, kad kiekviena karta turi savo kovos misiją. Kovos misija, kuri priskirta ir mūsų taip pat kartai. Tai ta kovos misija aš žvelgiu dvejopai mūsų kartai iš fizinė misija kovos už laisvę ir nepriklausomybę Ukrainos kontekste ir moralinė, istorinės atminties misija. Tai va šitas šiandien minėjimas pirmo prezidento Lietuvos, jisai remiasi, turėtų remtis į pagrindinį matyti jo postulatą, kai jisai paskutinė ministrų tarybos posėdyje deklaravo apie būtinybę ir ragino ginklu kovoti prieš sovietinę agresiją. Tai čia matyt to postulato ir to raginimo baziniai pagrindai lemia tai, kad mes šiandien čia, tai, kad mes turime bendriją, tai, kad turime politkalinių tremtinių sąjungą ir tuo mes esam stiprus, bet svarbiausia, jeigu mes nepuoselėsim savo galvoje atminties, tai mes ir neturėsim tos istorijos ir tos atminties. Man yra svarbus Smetona ir Vilnius. Ryšys tarp Smetonos, tarp Lietuvos tarybos ir Vilnius. Lietuvių tuomet 18 metais buvo čia labai nedaug. Bet jie vis tiek suprato, kad Vilnius yra istorinė Lietuvos sostinė ir turi būti taip pat ir atkurtos Lietuvos valstybės sostinė. Ir todėl tas ryšys tarp Vilniaus, tarp Lietuvos ir tarp Smetonos yra labai svarbus. Gerai, kad yra įamžinta atminimo lenta, kad čia gyveno 1989 metais būsimasis Lietuvos prezidentas, bet tikrai nepakanka vien tik šitos lentos. Aš manau, kad kitais metais, kai bus švenčiamas 150 gimimo jubiliejus Antano Smetonos, galbūt Seimas sutars, kad tie metai būtų paskelbti būtent Antano Smetonos metais ir mes prašysim Seimo narius, kurie tam pritarė, kad tie metai 2024 būtų paskelbti šalia kitų, būtų paskelbti ir prioritetiniais Antano Smetono pirmojo Lietuvos prezidento
metais. Tai va, Vilnius, Lietuva ir Antanas Smetona yra toks ryšys, kurį mes turim palaikyti. Ir ne tik dėl to, kad, kaip sakė, kad dėl jo mirties aplinkybių, bet dar svarbiau yra, kad čia Lietuvos taryba nusprendė paskelbti Lietuvos valstybės nepriklausomybės deklaraciją būtent Vilniuje. tą mes turim akcentuoti ir kad Lietuva niekada neįsižadėjo Vilniaus ir Vilniaus krašto. Kaip matot, susirinkom prie Antano Smetonos pagerbimo lentos. Kol kas turim tik tokią lentą. Tai vis dėlto žmogus, kuris nusipelnęs Lietuvai, kuris kūrė Lietuvą, kuris prisidėjo prie mūsų laisvės, vertas tikrai didesnės pagarbos ir svarbesnės vietos. Aišku, jis buvo istorinė asmenybė, buvo Šaulių sąjungos narys, aktyvus Šaulių sąjungos narys, centro valdybos narys, bet buvo ir valstybės vadovas. Na, kai kas sako, kad jis pasitraukė į vakarus, bet kaip žinot, kas prisidėjo prie to, tai kada buvo valstybės posėdis, gynybos posėdis, paskutiniam posėdį prie Smetoną buvo už priešinamasi ginklu. O kas buvo prieš? Buvo prieš keli generolai. Kaip nebūtų keista, generolas Vitkauskas, Vincas Vitkauskas, kuriam atminimo ženklai stovi iki šiol. Jeigu nuvažiuotumėt į Marijampolę, Marijampolės logistikos batalione stovi atminimo lenta ir garbingiausiai vietoje pastatyta, buvo čia toks kažkada veikė, dirbo ir gyveno Vincas Vitkauskas. Kiti Stasys Raštikis irgi buvo prieš. Kaip žinot, generolai tarė tokį remiamą žodį. Bet vis dėlto Lietuva turėjo priešinti. Kaip žinot, priešintis reikėjo ginklu, negalėjo pasipriešinti vien tik tai žodžiais, vien tik tai kažkokiu deklaracijom, turėjo priešintis ginklu. Suomių valstybė pasipriešino, kaip žinot, ir garbingai laimėjo tą kovą, atsikovojo laisvę, nors prarado teritoriją, bet buvo garbingai įėję istoriją. Tai Smetona, pastraukdamas į vakarus, nebuvo toks kažkoks pabėgėlis, bet buvo išsaugojo gyvybę ir buvo manoma, kad jisai galėtų ginti tą laisvę emigracijoje. Pavyzdys labai geras Latvijos prezidentas Ulmanis, kuris nepasitraukė. Buvo nužudytas pirmom dienom karo ir praktiškai tas pats su Estijos prezidentu, lygiai tas pats. Irgi istorija kartoja. Tai iš tikrųjų mes gerbiam tą prezidentą, gerbiam kaip šaulį, gerbiam kaip visuomenės veikėją. Tai džiugu, kad Genocido tyrimų centro vadovas ir kiti žmonės, kurie sprendžia, Seimo nariai, galėsim ir mes kaip šauliai ir visuomenė prisidėti prie to, kad įamžint garbingai tą paminklą kitais metais gal pamatyti. Noriu priminti, kad okupacijos metais būdavo dainuojama. Geltona, žalia ir raudona, tai mūsų laisvės vėliava. Sugrįš iš užsienio Smetona ir vėl laisva bus Lietuva. Tai štai, kova už laisvę niekada nesibaigia. Paminklo pastatymas, priminimas, šios dienos susitikimas, tai irgi yra tos kovos už laisvę dalis. Ir aš manau, kad mes toliau tęsime šitą minėjimą, kasmet susirinkdami, tikėkime, kad prie paminklo. Tai tęskime tą mūsų kovą už tą istorinę atmintį, kuri yra mums brangi.